2003 metų šiltas pavasaris Lietuvoje. Kovo 12 naktis Alytuje. 90-metė Veronika Veniukevičienė ramiai ilsėjosi, bet šiąnakt kažkodėl neėmė miegas. Teko dar ilgai vartytis. Vis kažkas kažkur krebždėjo. Pagaliau jai pavyko. Užtarnautas miegas. Deja, neilgai Veronika galėjo pasidžiaugti saldžiu miegu, nes išgirdo nepažįstamą garsą. Atrodė, jog kažkas vaikšto aplink. Tačiau to negalėjo būti. Senolė gyveno viena. O tai galėjo reikšti tik problemas. Veronika pašoko iš lovos. Jos kambaryje stovėjo tamsi figūra. Ji prisiartino prie lovos. Ką tik pabudusiai moteriai ši tamsi figūra atrodė milžiniška. Tylėk, nes užmušiu. Kur pinigus laikai? Parodai greitai. Moteris žinoma sutiko ir nurodė, kur pinigai. Prašė, meldė užpuoliko ją palikti gyvą. Veronika gal ir būtų pradėjusi šauktis pagalbos. Gal nusikaltėlis turės kokios sąžinės. Bet ant kaklo buvo užmestas laidas. Ir dabar senolė gaudė paskutinius oro gurkšnius. Netrukus kambarys vėl paniro į tamsą. Tuo metu įsibrovilis pradėjo kuisti namus, tikėdamasis surasti to, ko čia ir atvyko. Be keliasdešimties litų jis pagrobė kelis buities daiktus bei maisto produktų. Galima sakyti, laibas laimikis. Nusikaltėlis jau buvo pasišalinęs. O Veronika, stebuklo dėka, patyrusi tokį šoką ir beveik pasmaugta, sugebėjo išgyventi. Kai jie atsibudo, atrodo smegenys iškart viską surišo į vieną. Veronika prisiminė, kad prieš kelias dienas ją kalbino nematytas jaunuolis. Ieškojo kažkokio žmogaus, kurio Veronika visiškai nepažinojo. Smulkus, nedidelio ūgio, malonios išvaizdos nepažįstamasis sugebėjo užkariauti Veronikos simpatijas. Netrukus ji pati pasakė gyvenanti viena. Moteris tada net negalvojo, kad toks mandagus jaunuolis tiesiog sustoja su ją pasikalbėti, taps ta tamsia figūra, kuri vos neatimė jai gyvybės. Tačiau kito paaiškinimo negalėjo būti. Naivumas Veronikai vos nekainavo gyvybės. Užpuolikas nesnaudė. Vos po kelių dienų, kovo 16-ąją, Varėnos rajone, Merkinėje, 92 metų, taip pat Veronika, tik šį kartą Veronika Baranauskienė, tvarkėsi aplink namus. Kai tas pats, smulkus, nedidelio ūgio, malonus vaikinas ją užkalbino. Esą jis atvažiavo pas krikšto tėvus. Tik šie bus per klaidą kažkur išvykę. Pasinaudojęs moters gerumu, šis vyras pasiprašė atsigerti vandens. Visgi tokia šilta diena. Veronika, žinoma, sutiko. Pavaišino svečią stiklinę šalto vandens. O tas tuo metu apžiūrėjo, kad senolė tikrai gyventų viena. Vaikinas padėkojo ir iškeliavo. Veronika jautėsi gan laiminga, padariusi gerą darbą ir padėjusi jaunam vyrui. Nežinojo, kad ji pati ką tik davė visą informaciją žudikui. O žudikas vėl Veronikos namuose apsilankė vidurnaktį. Pradėjo kuisti aplinkui, ieškoti kažko vertingo. Veronika žinoma pabudo ir iškart pašoko lovoje. Tamsi figūra šį kartą daug greičiau užmetė laidą jai ant kaklo. Veronikai beliko tik bandyti visomis jėgomis atlaisvinti virvę. Bet 92 metų moteris negalėjo pasipriešinti jaunam vyrui. Dar kelios akimirkos ir Veronika jau nebekvėpavo. Dabar jau tapęs žudiku, vyras apvertė namus aukštyn kojom, vėlgi rado kažkokio lobio ir grįžo prie aukos. Gal tikėjosi, kad kaip ir pirmą kartą, moteris vis dar bus gyva, o gal šį kartą kaip tik norėjo įsitikinti, kad darbas užbaigtas pilnai. Veronika buvo nebegyva. Bet kur slėpti kūną? Netoli buvo rūsys, tad žudikas, tamsos slepiamas, nustūmė moters kūną į rūsį, uždarė dangtį ir uždėjo kibirą. Uždaręs namų duris, kad nesukelti įtarimo, jis pasišalino, kai jau saulė buvo pradėjusi po truputį kilti. Kovo 18. Vėl Alytus. 83 metų Antanina Gruodytė irgi užkibo ant šio žvėries kabliuko. Malonus jaunuolis užkalbėjo dantį, ištraukė informaciją, kaip senolė gyvena ir kur, ir žinoma, pas ją pasirodė jau sutemus. Užpuolimas, kilpa ant galvos ir smaugimas. Kuo moteris labiau priešindavosi, ar nenorėdavo pasakyti, kur yra pinigai, tuo stipriau buvo veržiama kilpa. Kaipgi jos galėjo nepaklūsti šitam žudikui maniakui? Po mėnesio Garliavoje aptiktas taip pat pasmaugtos 85 metų Bronės Valatkienės kūnas. Su ja lygiai taip pat maloniai bendrauta. Informacija ištraukta ir vėl naktį sugrįžta. Nelaimės išvakarėse apie 20 valandą. Kaimynai dar matė Valatkienę gyvą. Bet ryte atvykę giminaičiai moterį rado lovoje pasmaugtą laidu. Namai sukuisti, viskas išversta ir kas tik galima buvo išnešta. 4 aukos, bet maniakui tai buvo niekai. Vis reikėjo daugiau. Tik turbūt sunku būtų pasakyti, ar stipresnis noras buvo vogti ar žudyti. Nesvarbu, kaip ten būtų, 5-ąją savo auką žudikas nusižiūrėjo vėl Alytuje
kažkur gegužės viduryje. Vėl tas pats braižas. Užkalbinta senutė, malonus bendravimas, šį kartą net padėjo 81 metų Marijai Kuraitieniai įnešti krepšius su produktais į namus. O tai vėl buvo puikus šansas apsižiūrėti aplinką ir įsitikinti, kad moteris tikrai gyvena viena. Tada grįžo naktį. Šį kartą tamsi figūra buvo ne viena, nors naujasis nusikaltėlis kažkodėl ir pasiliko lauke. Mūsų malonusis žudikas įslinko į namus, prižadino moterį ir negavęs reikiamo atsakymo ar reikiamo prašymo palikti gyvą, užmetė jai laidą ant kaklo ir užbaigė Marijos gyvenimą. Apkuitęs namus, rastus daiktus sudėjo į 2 maišus ir abi figūros vėl išnyko tamsioje naktyje. Gegužės pabaigoje į garliavą sugrįžo dviese. Kedinolaičių gatvės name jie buvo nusižiūrėję senolę Veroniką Žvaliauskienę. Viskas taip pat. Pasikalbėta su moterimi, gal kažką padėti, gal paklausti, paplepėti apie gyvenimą ir aišku išsiaiškinti, kur gyvena, kada giminės atvažiuoja ir ar gyvena visiškai viena. Kai informacija buvo surinkta, naktis vėl buvo išpuolio metas. Žudikai pateko į moters namus, įstūmė stoge įrengtą palėpės langą. Kadangi Veronika neprigirdėjo, o žudikai tai žinojo, jie galėjo jaustis laisvai. Greit nusileidę, puolė senolę. Atsibudusi, ji nenorėjo atiduoti savo pinigų kažkokiems vaikėzams, bet pasipriešinti laidui ant kaklo dėja negalėjo. Kelios akimirkos ir Veronika jau buvo nebegyva. Surinkę vertingus daiktus, nusikaltėliai pasišalino. Kaimynai patikrino velionės moters namus, pastebėję, kad pas ją per naktį lange dega šviesa, o kai pamatė namus apverstus aukštyn kojom, suprato, kad tai nusikaltimo vieta. Po pusės mėnesio, birželio 11 naktį, žudikas įsibrovė į Stasės Ludavičienės namus Alytuje. Be kitų daiktų, velionės namuose pasigesta ir apie 30 įvairių sportinių medalių kolekcijos, priklausiusios sportinį ėjimą kultivavusiam jaunesniajam nužudytosios sūnui. Apie šį įvykį dėja nepavyksta rasti nė kiek daugiau informacijos. Bet aišku, žudikas nesustojo. Toliau nusikaltimų banga judėjo link Prienų. Miesto centre, Žemaitės gatvėje, naktį iš antradienį į trečiadienį savo namuose buvo nužudyta 89 metų Antanina Bakšienė. Dingo apynaujis nedidelio dydžio televizorius ir radijo imtuvas su elektroniniu laikrodžiu. Plėšikai buvo spėję nukabinti nuo sienos net ir kilimą, kurį suvynioja, matyt, paskutinę minutę atsisakė minties jį išnešti. Viduje darbuotasi ne 1 valandą, nes visi daiktai, drabužiai buvo išmėtyti, ant sienų neliko nė vieno paveikslo, buvo sudaužytas net spintų durys. Akivaizdu, kad ieškota pinigų. O bedirbdami savo juodą darbą užpuolikai net sugebėjo surūkyti keletą cigarečių, kurių nuorūkos aptiktos tarp suverstų daiktų. Spėjama, kad nusikaltėliai į velionės namą įsibrovė apie vidurnaktį, kaip ir ankstesniais kartais į vidų pateko pro langą. Tik šįsyk žudikai pasinaudojo kopėčiomis, kuriom užlipę iki palėpės įstūmė šoninį langą. Iš palėpės įsibrovėliai nusileido į virtuvę, o iš čia į šeimininkės miegamąjį. O kas toliau buvo, manau, patys suprantat. Būtent po prieniškės Antaninos Bakšienės nužudymo aplinkiniai gyventojai vienbalsiai tvirtino matę 2 stipriai degusius jaunuolius, kurie vaikščiojo aplink velionės namą įtartinai dairydamiesi. Jie buvo nedidelio ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, įsidėmėjau itin tamsiai nudegusius veidus, o vieno jų nosis buvo kreiva, pasakojo liudininkas. Apie 22 valandą tuos pačius treningais vilkinčius vyrukus, lydimus dar trečiojo, tik kiek aukštesnio nepažįstamojo, liudininkas pamatė dar kartą. Mes čia visi vieni kitus pažįstame, tad keista buvo matyti besidairančius nepažįstamus jaunuolius, sakė prieniškis. Dar vienas priešais Bakšienę gyvenantis kaimynas tą lemtingą naktį atsibudo apie 2:30 minučių ir pastebėjo jos name uždegtą šviesą. Tuo vyras kiek nusistebėjo, bet pagalvojo, kad garbaus amžiaus kaimynė atsikėlė išgerti vaistų. Aptardami tragedijos aplinkybės prieniškiai piktinosi ir rajono valdžios sprendimų gatvėse šviesą uždegti tik kelioms valandoms. Taip taupoma mūsų gyvybių sąskaita. Tai suprantama baimė, kai siautėja toks žudikas maniakas. Bet pagaliau buvo padaryta per daug klaidų. Buvo per daug pastebėjimų, per daug sutapimų. Tad 2003 metų rugpjūtį buvo sulaikytas Prienų rajono Jiezno gyventojas Vytautas Majauskas. Anksčiau už vagystes jau 2 kartus teistas čigoniško gymio vaikinas iš karto prisipažino įvykdęs nusikaltimus.
O Jiezno gyventojai, sužinoję, kad Majauskas prisipažino žudęs ir plėšęs, ilgai negalėjo tuo patikėti. Pasak Lelijų gatvėje gyvenančių kelių moterų, iš matymo pažįstamas čigoniukas Vytukas aplinkiniams nekėlė jokių negerų įtarimų, nes visada būdavo savo vietoje. Nevengdavo pabendrauti su kaimynais, elgdavosi mandagiai, atrodė esąs paslaugus. Antai viena moteris, tame pačiame barake, kur buvo laikinai apsistojęs Vytautas, gyvenančiai vienišai senutei, atnešdavo pieno. O Vytautas pasirūpindavo, kad sunkiai vaikštančiai senoliai niekada netrūktų vandens. Gal tas jo paslaugumas buvo apsimestinis, gal jis tik siekė įgyti močiutės pasitikėjimą ir kai tik jį gaus pensiją, nužudyti. Sulaikius Vytautą, atvirai svarstė Jiezno gyventojai. Vytautas į tetos butą įsiprašė neva norėdamas pagyventi savarankiškai. Aplinkiniai atkreipė dėmesį, kad pas jį gana dažnai lengvaisiais automobiliais atvažiuodavo draugų. Nors Majauskas oficialiai niekur nedirbo, aplinkiniams gyrėsi turys gerai apmokamą nenuolatinį darbą, į kurį neva išvykdavo kelioms paroms. O grįžęs visko prisipirkdavo, parsiveždavo įvairių daiktų. Tuo metu 19-metis Vytautas gyveno su 14-metė panele, kuri į Jiezną atvyko iš Alytaus. Manoma, kad ši mergina Vytautui galėjo suteikti informaciją apie Alytuje gyvenančias vienišas senutės. Na o tai, kad pirmąja jo auka tapo merkinės gyventoja Baranauskienė, pareigūnams irgi nekelia nuostabos. Nes prieš kurį laiką Majauskas mokėsi merkinės internate ir gerai pažinojo vietos gyventojus. Vilkas avies kailyje. Tikrąja to žodžio prasme. Maniakas, kuris sugebėjo apgauti visus, kad yra normalus. O dar kai sužinosite jo mąstyseną, turbūt paklausite, kaip aplamai jis galėjo nepasirodyti, mažiausiai keistas. Bet 2004 metų kovą Kauno apygardos teismas skyrė Majauskui kalėti iki gyvos galvos. Nors jis pripažino padaręs nusikaltimus, teismas į tai neatsižvelgė. Nes žudikas pakėlė ranką prieš senas, negalėjusias apsiginti moteris. Veikė savanaudiškais tikslais. Vytautas žinoma prokurorams papasakojo ir parodė, kaip įsibraudavo į namus, kaip smaugė senutes, ką iš jų pagrobė ir kur pardavė. Prisipažino, kad keliuose nusikaltimuose dalyvavo ir metais jaunesnis jo pusbrolis Robertas Tamarevičius. Tai darydamas kiekvieną kartą pagalvodavau, o gal nereikia, kol jos miegodavo, aš nieko nedarydavau, o kai pabusdavo, užmigdydavau. Tai buvo pačio Vytauto žodžiai. O teismas vėliau teigė, kad dėl 7 senučių nužudimų kalėti iki gyvos galvos nuteistas Varėnos rajono gyventojas Vytautas Majauskas vis dar kelia grėsmę. Jau 14 metų pačiomis griežčiausiamis sąlygomis Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime kalinčio maniako elgesys nerodo jokio siekio pasikeisti. Taip konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, nutarusi nepatenkinti Lukiškių teikimu dėl žudiko perkelimo į Pravieniškių pataisos namus, kuriuose nuteistieji iki gyvos galvos bausmę atlieka šiek tiek švelnesnėmis sąlygomis. Perkelus nuteistąjį į pataisos namus nebūtų užtikrinti reikiami saugumo reikalavimai ir nebūtų užtikrintos sąlygos įgyvendinti baudžiamajame kodekse numatytus bausmės tikslus. Perkelimas turėtų neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems pataisos namuose, pažymėjo teisėja. Bylą nagrinėjant teisme, serijinių žudikų pramintas Majauskas teisinosi, kad nenorėjo nė vienos senolės žudyti, o tik prismaugti. Esą tada galėjo nekliudamas jas apiplėšti. Nuo 2003 metų rugpjūčio 8 dienos Lukiškėse įkalintas Majauskas bausmę atlieka paprastoje grupėje. Ir tik 2013 metų gegužę buvo užbrauktas iš linkusių pabėgti asmenų įskaitos. Kai nuteistieji iki gyvos galvos atlieka 10 metų laisvės atėmimo bausmę, jie gali siekti, kad būtų perkelti į Pravieniškių pataisos namus, kur yra švelnesnės kalinimo sąlygos. Majauskas tada antrą kartą prašė jį perkelti iš Lukiškių. Kalėjimo administracija šį kartą teikimą nagrinėjusiam teismui nurodė, kad nuteistojo elgesį atliekant bausmę vertina patenkinamai. Majauskas individualiuose ir teminiuose pokalbiuose dalyvauja be susidomėjimo. Dažnai klaidingai įsivaizduoja gyvenimo reiškinius, ne visada atviras. Savo kaltę dėl įvykdytų nusikaltimų pripažįsta iš dalies, bet apie tai vengia pokalbių. Majauskui būdingas išreikštas pasitikėjimas savimi. Savivokos stoka, nepriimtinas asmeninės savybės jis linkęs neigti. Stengiasi apsvarstyti situacinės aplinkybės, tačiau iškyla sunkumų visapusiškai analizuojant savo elgesio padarinius. Labiau orientuojamasi į savo poreikių patenkinimą. Nuteistasis vadovaujasi savo įsitikinimais ir nuomonę, kategoriškai menkina savo atsakomybę.
Tuo metu Majauskas teismoje aiškino, kad dalyvauja įvairiuose kalėjimo programuose. Taip pat lanko krepšinio, tinklinio, mezgimo, kompiuterių užsiėmimus ir jau yra vertas būti perkeltas į pataisos namus. Tokiai jo pozicijai nepritarė prokurorė Danutė Mekonienė, pažymėjusi, kad Majauskas atitinka formalųjį perkelimų iš kalėjimo į pataisos namus pagrindą, tačiau tai sudaro tik pagrindą svarstyti jo perkelimo klausimą. Anot prokurorės, nuteistasis nekartą yra baustas. Pažeidimus padarė ir po pirmojo svarstymo dėl perkelimo į pataisos namus. Manau, kad nuteistasis neturėtų būti perkeltas į pataisos namus. Būtina atsižvelgti jo padarytų nusikaltimų pobūdį ir visuomenės interesą. Pasak teisėjos, Majausko elgesys, atliekant bausmę Lukiškėse, vertinamas tik patenkinamai. Nuteistasis dirbo, bet nepastoviai. Per 12 bausmės atlikimo metų buvo tik 2 kartus skatintas, o 10 kartų baustas. Paaiškėjo, kad pas jį kameroje buvo rastas savadarbis peilis, DVD diskai su pornografijos įrašu, netgi 2 kartus, informacinės laikmenos, lietuoklis, rašteliai kitam nuteistajam. Be to, jis ne visada vykdė prižiūrėtojų reikalavimus. Pažeidė tvarką, kai garsiai klausėsi muzikos, bendravo su kitais kaliniais bei miegojo tam nenumatytų laiku. Padaryti drausmės pažeidimai kiekiu gerokai viršija paskatinimus. Nors Majauskas iš dalies pripažįsta kaltę, pagal psichologo išvados duomenis neišreiškė jokios empatijos aukų ar jų artimųjų atžvilgiu. Linkęs racionalizuoti savo elgesio priežastis, turi argumentų pateisinančių savo nusikaltimo elgesį, orientuojasi į savo poreikių tenkinimą, menkina savo atsakomybę. Kitų asmenų požiūris nuteistąjį domina tik tiek, kiek jam tai naudinga. Nuteistajam iškyla sunkumų, identifikuojant galimas rizikas bei pasirenkant tinkamą veiksmo strategiją. Teismo teigimu, Majauskas iki šiol gali būti pavojingas. Na, ir pabaigai kaip visada. Radau interviu su žudiku. Gal padės suprasti šitą žvėrį. Kada suvokiai, kokie kraupūs yra tavo nusikaltimai? Man nereikėjo 3 mėnesių, kad viską suvokčiau. Aš iš karto supratau, todėl ir prisipažinau. Aš mėnesį prieš suėmimą jau buvau sustojęs. Na, nedariau to. Buvau padėjęs tašką, norėjau normaliai gyventi. Tai įvyko savaime. Tačiau visada galvojau, kad mane sugaus ir laukiau, kada atvyks policija. Žinojau, kad jeigu sugaus, man viskas. Gausiu iki gyvos galvos. Todėl iš karto ir prisipažinau. Pirmojo mūsų susitikimo metu labai piktai reagavai į žiniasklaidos pranešimus, kad sulaikymo metu buvai užtiktas lovoje su 14-mete. Nors ši esą buvo tik užėjusi į svečius. Nejaugi ši netiesa yra baisesnė už nusikaltimus, kuriuos padarei tu. Gal ir ne, tačiau kodėl spauda parašo daugiau, nei yra iš tikrųjų? Kodėl mane sulaikė tik po to, kai nuėjom pas tą senutę Prienuose? Jos anūkė kažkokia įtakinga. Būtų iš karto ieškoję, viso to nebūtų buvę. Prastai ieškojo. Aš supratau, kad dėl paprasto žmogaus nieko nedaroma. Papasakok, kaip kilo mintis ar noras žudyti? Kodėl pirmąją savo auką palikai gyvą? Aš užsimanydavau tik apvogti. Eidavau vogti, bet bijojau, kad galiu ir nužudyti. Taip ir atsitiko. Kai pirmoji senutė pabudo, aš paklausiau, kur yra pinigai. Ji ištraukė iš po pagalvės ir atidavė. Ji labai prašė, kad palikčiau gyvą. Paprašė ir palikau. Jei kitos būtų to paties prašiusios ir parodžiusios, kur pinigai, gal ir jos būtų likusios gyvos. Tačiau visas melavo. Sakė, kad pinigų neturi. Viena net leido suprasti, kad aš kuo greičiau dingčiau, nes pinigų neduos. Kokios pinigų sumos būtų užtekę, kad prieš tas moteris būtum nepakėlęs rankos? Ta, kuri liko gyva, iš pagalvės ištraukė 40 litų, o paskui pasakė, kad davė 200. Pažiūrėčiau dabar jai į akis ir sakyčiau, kodėl meluoji? Aš tavęs nenužudžiau, o tu meluoji. Iš jos aš maisto produktų, daiktų pasiėmiau ir išėjau. Išeidamas galvojau, gal nepasakys policijai. Tačiau jau po 3 minučių policija atvažiavo. Nenustebau, kad tokia pasakė. Kurią auką buvo baisiau žudyti? Pirmą ar paskutinę? Žinoma, kad pirmą. Paskui viską darai lyg robotas, lyg dėliotum laimėjimus, nuo liūdniausio iki linksmiausio. Kaip atsidūrei Merkinėje, kur pirmą kartą nužudei vienišą moterį? Važiavau pas krikšto tėvus. Jų nebuvo, pasivaikščiodamas jau Piliakalnio link. Ji ant tako kažką darė. Tai aš atsigerti paprašiau. Davė, užėjau į vidų, po to dar pasivaikščiojau. 17 valandą autobusų nebuvo. Ir grafiko nebuvo, todėl nežinojau, kada kitas važiuos. Taip ir prasidėjau stotyje iki vidurnakčio. Tada nuėjau pas tą močiutę, nuėmiau grotas ir ėjau į kambarį.
Kai ji pabudo, mėgino klausti, ką aš čia darau. Nežinau, kaip man šovė mintis paimti nuo kėdės tą virvagalį. Ir jai ant kaklo. Ne, aš iš pradžių maniau, kad tik prismauksiu ir jį užmigs, o paskui atsigaus. Galima žmogų užmigdyti, po to jis nubunda. Mokydamėsi mokykloje taip darėme, miego arteriją ar krūtinę stipriai užspausdavome. Tik išeidamas supratau, kad močiutė nebekvėpuoja. Mėnulis švietė, tai kambaryje viskas matėsi. Jos akių nemačiau, nes ji gulėjo ant žemės prie slenkščio. Po to nutempiau į rūsį. Nežinau, kodėl nužudžiau. Maniau, kad jį ims rėkti. Mano netoks charakteris, kad imčiau mušti žmogų. Aš nė vienai jų nesusidavęs, tik su draugais iš pykčio ar išgėręs galiu muštis. Ką pagrobė iš pirmosios aukos? Kur nuėjai po nusikaltimo? Gerti? Ne, aš šnapso negeriu, tik alaus, nes per degtinę mano tėvas mirė. Radau pas močiutę truputį pinigų ir degtinės. Maniau, kad ją parduosiu. Surasti pinigų man nebūdavo sunku. Visos jos laikė tame pačiame kambaryje, kur miegodavo. Man motina yra sakiusi, kad gerą uoslę turiu. Išėjęs iki ryto sėdėjau autobusų stotyje. Niekur nevaikščiojau, nes bijojau, kad manęs nesuimtų. Be to, nenorėjau, kad kas nors mane užpultų. Paskui nuvažiavau namo. Pavasarį buvau išėjęs iš mamos ir gyvenau Jiezne, kadangi supratau, kad esu pilnametis ir galiu savarankiškai gyventi. Grįžęs į namus, visą dieną su nieko nesikalbėjau. Sėdėjau ir mąsčiau, kokią nesąmonę padariau. Poros dienų reikėjo, kol atsipalaidavau. Nuo ko? Vis dėlto buvau be pirštinių. Ta pirmąją užmigdžiau be pirštinių. O paskui vėl ėjai žudyti, nes baigėsi pinigai? Ne, jei ir baigdavosi pinigai, aš iš karto nepuldavau to daryti. Ieškoti, iš kur pinigų gauti. Aš nebuvau išlaidus. Alaus butelį kasdieną nusipirkdavau ir cigarečių. Ar kiti kartai buvo panašūs? Papasakok, kaip susipažindavai su močiutėmis. Kodėl pasirinkai Alytų, Garliavą? Aš dažnai būdavau Alytuje. Į turgų pas draugus važiuodavau. Labai paprasta. Laukiu autobuso ir vaikštai. Žiūri. Taip ir susipažįsti. Paklausi, kodėl močiutei niekas nepadeda. Paneši jai ką, paprašai vandens atsigerti. Garliavą taip pat senai pažinojau. Draugas važiuodavo į automobilių dalių parduotuvę, mane paleisdavo ir aš vaikščiodavau. Norėjau miestelį pažinti, kad su kokiu nors reikalu atvažiavus nebūtų problemų. Tos visos močiutės man nebuvo blogos. Nė viena neapšaukė, vagimi nepavadino. Jei iš anksto žinočiau, kad jį nužudyti, gal ir būčiau neėjęs, tačiau eidavau vogti. Tai kitas reikalas. Tik išeidavo kitaip. Tvirtinai, kad po 7-osios žmogžudystės daugiau neketinai to daryti. Kodėl nesustojai, pavyzdžiui, po 2 ar 5? Kada tau į pagalbą atėjo tavo pusbrolis? Po 4 ėmiau rimtai jausti, kad įkliūsiu. Tačiau pagalvojau, koks dabar skirtumas? Robertas dalyvavo tik kelias sykius, Alytuje ir Prienuose, o aš jam pasakiau, kad eisiu vogti, o paskui močiutę užmigdysiu. Paklausiau, ar eisi kartu? Jis atsakė, be problemų. Jis padėdavo man ieškoti pinigų, panešti daiktus, aš jį labiausiai keikiu. Į Prienus aš per jį nuėjau. Jis man pasiūlė ten važiuoti. Aš buvau pasakęs, kad Prienuose yra tokia močiutė, bet aš nenoriu, nes ten daug pažįstamų. Jam porą dienų fantazijos buvo praėjusios, bet paskui vėl ėmė įkalbinėti. Važiuojam, jei nieko neišeis, grįšim. Man galvas skaudėjo, bet nuvažiavom. Bet su jo protu pamatė ir kaimynai, ir kiti. Jis visur ėjo, dar draugą savo susitiko, po to mus ir sugavo. Gal atvirkščiai, jis gerą darbą padarė, nes būtumėt dar vieną senutę nužudę. Apetitas augo ir grobent daiktus. Iš paskutinės aukos net kilimą ketinot pasimti. Tai Robertas susuko. Aš jį kalbinėjau, kad nereikia imti, nes kaip mes su kilimu eisime. Po 6 močiutės buvo praėję nemažai laiko ir nenorėjau daugiau to daryti. Pinigų man užteko, buvau pardavęs kai kuriuos daiktus turguje, pažįstamiems. Ar dar visas savo aukas atsimeni? Nesapnuoji jų? Visas jas puikiai atsimenu. Taip, lyg savo artimą žmogų, kurį daug kartų esu matęs, nors stengiuosi apie jas negalvoti. Porą kartų buvau susapnavęs. Pirmą ir vieną iš Alytaus. Sapnavau, kad su viena bendrauju, o kitai padedu. Kas kaltas, kad tavo gyvenimas taip pasisuko? Ko trūko, kad tapai vagimi, žudiku? Mano močiutė. Jei ji čia stovėtų, aš jai perduočiau linkėjimus. Tačiau ne tokius linkėjimus, kokius turėtų perduoti anūkas. Apskritai, tegul džiaugiasi, kad gyvena. Būčiau norėjęs, ji būtų buvusi pirma auka. Ji kalta, kad aš likau be tėvo. Kodėl dėl tėvo mirties kaltini būtent močiutę? Kaip tėvas mirė, tau tebuvo 1 metai. Gal žmonės meluoja sakydami, kad močiutė neįsileido girto tavo tėvų ir jis mirė?
Balbieriškyje girdėjau pasakojant, kad jis mirė lovoje, o ne kieme, kaip teigi. Kad vienas žmogus sakytų, man ir vienas, ir kitas, ir ketvirtas tą patį pasakojo. Aš jos nekenčiu. Jei žinočiau, kad gausiu iki gyvos galvos, ir ją pamatęs pasmaukčiau. Jei dar kokį nors žodį pasakytų, tai būtų viskas. Aš nekenčiu visos jos giminės, kuri Balbieriškyje gyvena. Kai būdavo mano gimtadienis, niekas nekreipdavo į tai dėmesio. Kai ateidavau pas močiutę, to ir reikėdavo dirbti. Nesusigaudydavo, kad mano gimtadienis. Tai kokia čia močiutė? Ir giminės nekreipia dėmesio. Jie pinigų turi, bet nori dar. Tik tai močiutės duktė, Birutė ir Virgutė iš Druskininkų yra du žmonės, kuriuos galėčiau gerbti. Kiti tik savęs, savo kišenės žiūri. Negalėjai jausis labai vienišas, nes turėjai motiną. Ji darbšti, jūs mylėjo. Na ir kas? O kiti turi ir tėvą. Tai jo tau labai trūko. Labiausiai. Tu nežinai, koks jis būtų buvęs. Gal būtų tave mušęs, gal būtų blogas. Kodėl? Jis nedažnai išgerdavo kaip kiti. Jis gerą darbą turėjo, paminklus darė. Jei jis būtų gyvas, aš čia nebūčiau. Man jo reikėjo. Ar manai, kad būtum turėjęs daugiau pinigų ir nereikėtų vogti? Ne, paprasčiausiai lengviau gyventi, kai du žmonės išlaiko šeimą. Tau daiktų trūko? Man nieko netrūko, man tik tėvo trūko, nieko man daugiau nereikėjo. Po šių žodžių Majauskas pravirko. Iš pradžių tyliai, paskui balsu. Jis lyg vaikas, šnirpštė nosį, braukė kumščiais ašaras ir kelias minutės negalėjo kalbėti. Antrą kartą ašaros Majausko akise pokalbio metu sužibo, kai prašneko apie motiną, kurią ne visi miestelėje mėgsta. Vaikystėje taip pat verkdavai, prisiminęs tėvą. Taip, ant kapo eidavau ir ten verkdavau. Mama nieko nesakydavo, parveždavo naktį ir viskas. Jis suprato, dėl ko aš verkiu, nors viską viduje laikiau. Juk nekartosi, man trūksta tėvo. Ką, kitiems netrūksta? Visi broliai ir seserys yra kito tėvo. Mano tėvas buvo Antanas Stanevičius. Aš pavardę ateityje būčiau pasikeitęs. Patėvis manęs neskriaudė, bet jis artimo žmogaus neatstojo. Jis man buvo nulis. Aš nuo 3 metų viską apie tėvą žinojau. Nuotrauką laikiau ten, kur kiti vaikai negalėtų pasiekti ir suplėšyti. Kada nusikaltai pirmą kartą? Tada buvau 14. Į namą įsilaužiau ir paaugiau 125 litus. Atsidūriau Čiobiškio specialiojoje mokykloje. Čiobiškyje buvau metus ir 3 mėnesius. Man ten patiko, jaučiausi kaip namuose. Norėjau, kad ten įkurtų ir 9 klasę, nes man dar 9 mėnesius reikėjo būti. Bijojau, kad išeisiu ir vėl prisidirbsiu. Išėjęs iš Čiobiškio dar kartą patekau už grotų. Ne, įkliūdavau, tačiau nebūdavo už ką sodinti. Atlyginu žalą ir viskas. Eidavau sau švilpaudamas. Teisė mane dar kartą už aliuminio vagystę, kai profesinėje mokiausi. Atrodo, kad vogti tavo hobis. Taip, aš nuo vaikystės ką nors turėdavau nugvelbti. Pavogęs jaučiuosi lyg vitaminų gavęs išgerti. Kaip susiformavo noras žudyti? Gal filmų ar kriminalinių laidų prisižiūrėjai? Kriminalus mėgstu. Apie pinigus, kontrabandininkus, narkotikus. Ir dabar tokias laidas žiūriu. Jei ir nenori iš filmų ko nors išmokti, bet žiūri ir vis tiek įsidėmi. Na ką, šiandien bus viskas. Aš pasakysiu atvirai, niekada nesu girdėjęs apie atsiprašančią šūdo krūvą žmogaus pavidalu. O taip arti jis nusikaltimus atliko. Beveik mano kieme. Tikras maniakas. Jau gal bent tokio neišleisim, nes ale pasitaisė. Na, bent tikiuosi. O jūs, mielieji man, būtinai paskambinkite seneliams ar tėvams, pasirūpinkite, kad jie būtų saugus ir priminkite, kad negalima. Jokių būdų negalima pasitikėti visais aklai. Kuo gražesnę kalbą žmogus suokia, tuo didesnis šansas, kad jam iš tavęs kažko reikia, ko tu galbūt dar nepastebėjai. O dabar jūsų nuomonė. Ką manote apie Vytautą? Apie tai, kaip ilgai užtruko jį pagauti ir apie bandymus gauti geresnės sąlygas kalėjime. Palikite savo mintis komentaruose ir kaip visada, karmos taškai tam, kas subscribina, laikina ar pasidalina video su draugais. Dėkui dar kartelį, kad žiūrėjote, likite saugus, likite budrus ir pasimatysime kitą